Mes gyvenam iš biudžeto. Biudžetas, kuo didesnis, tuo mes turim ką dalintis visi daugiau. Ir biudžetas yra tuo didesnis, kuo mes visi daugiau sumokam mokesčių. O tie mokesčiai atsiranda iš ko? Kuo daugiau darbo vietų, tuo daugiau yra mokančių į biudžeto pinigus. Kuo algos yra didesnės, tuo yra irgi didesnės biudžeto pajamos. Kuo daugiau mes visi perkam, atitinkamai daugiau uždirbami, tuo daugiau sumokam, pavyzdžiui, PVM, kuris sudaro liūto dalį šiaip jau mokestiniai sistemai. Ir valdžios uždavinys yra padaryti taip, kad ir tų darbo vietų būtų kuo daugiau ir atlyginimai būtų kuo didesni ir tada savaime bus tas didesnis pirkimas ir didesnis biudžetas. Ir kokius dabargi valdžia turi instrumentus? Ne idėjos, bet tiesiog techniniai instrumentai toms idėjoms įgyvendinti, jeigu jie tas idėjas turi. Tai pirmiausia yra tie patys mokesčiai, vienokie ar kitokie, akcizai. Ir dabar tiek mokesčius, tiek akcizus jau mes nebegalim nusistatyti savarankiškai. Šitas instrumentas iš mūsų valdžios yra perduotas Briuseliui. Dauguma mokesčių svarbių, pavyzdžiui, tas pats PVM-as, negali būti PVM-as mažesnis negu ten kažkiek. Tai yra Briuselio nustatyta. Šito instrumento valdžia nebeturi. Kitas instrumentas yra ypatingai svarbus, kalbant apie darbo vietų kūrimą, tai yra muitai. Visur ir visais laikais, visam pasaulyje ir dabar vyksta kova tarp valstybių dėl muitų tarifų, nes jie leidžia sudaryti geresnės sąlygas savo gamintojams. Muitus mes kaip instrumentą atidavėm taip pat Briuseliui. Taigi mūsų valdžia šito instrumento neturi jau. Ir dar vienas labai svarbus instrumentas, kalbant apskritai apie ekonominį valstybės gyvenimą, tai yra pinigas, kuris dar kol kas tuos paskutinius mėnesius pas mus yra. Ir dabar pakalbėkim apie pinigą kaip instrumentą. Ką tas duoda, tas instrumentas? Kokius jis duoda pliusus valdžiai, jeigu jinai jį turi? Tai pirmiausia yra toks dalykas kaip senjoražas. Ką tai reiškia? Tai jeigu valdžia išleidžia į apyvartą pinigus, daro pinigų emisiją, tai, sakykime, atspausinti 500 litų banknotą, kainuoja ten kažkiek centų, bet jinai tai paleidžia apyvartą 500 litų. Ir šitas pliusas, tai ir yra vadinamas senjoražu. Atsisakydama pinigo, valdžia atsisako be jokios abejonės ir pajamų iš senjoražo. Tas atitenka šiandieną Europos centriniam bankui. Toliau, valdžia gali nustatyti pačią pinigų kainą, nustatydama palūkanų normą, už kurią centrinis bankas skolina pinigus komerciniams bankams. Ir nustatydamas tą santykį didesnį ar mažesnį procentų normą, jis reguliuoja pinigų pasiūlą ir paklausą valstybei. Jeigu ekonomika perkaitusi, reikia sumažinti pinigų kiekį, jeigu atvirkščiai reikia padidinti gamybą, jinai papigina tos pinigus. Atsisakydami savo pinigo, mes atsisakom ir šito instrumento, valdžia atsisako. Toliau, galima reguliuoti patį pinigų kiekį, esantį rinkoje. Tai irgi yra susijęs su ekonomikos ciklais, ten norint, vėl jeigu perkaito, vienu žodžiu, tai dar vienas instrumentas, pačio pinigų kiekio buvimas rinkoje. Jeigu tu turi savo pinigą, tu gali reguliuoti šitą kiekį, jeigu tu jo neturi, tai suprantama, kad tu ir to instrumento neturi. Dabar yra santykis su užsienio valiutomis. Labai svarbus dalykas, kaip instrumentas. Jis ypač yra svarbus vėlgi kuriant darbo vietas, nes jis nustato pinigų kainą santykyje su užsienio valiutomis. Ir nuo to, pavyzdžiui, arba eksportas labiau apsimoka, arba importas labiau apsimoka. Ir čia visada yra reikalinga ieškoti balanso. Kad suprastumėt, o ne visi matyt supranta, tarkim, jums kainavo daiktas pagaminti 4 litus, o užsienyje, jeigu jūs jį parduosit už 1 eurą, tai jūs čia atsivežęs tą eurą gausit tik 3,5 lito, jau jums bus nuostolis. Vadinasi, jūs turit savo kainą tenais jau kelt eurais. Ir atvirkščiai, jeigu jūs iš ten atsivežat prekę už 1 eurą, o čia yra 3,5 lito euras, tai ta prekė Lietuvoje negali kainuoti mažiau negu 3,5. Jeigu santykis bus, sakykime, kitoks, pavyzdžiui, 2 eurai, 2 litai euras, tai ta prekė atitinkamai atpigs Lietuvoje.
Jeigu bus 6 litai euras, atitinkamai ta prekė bus brangesnė. Ir tada jūs žiūrėsit, ar tą prekę geriau gaminti Lietuvoje, ar atsivežti iš užsienio. Va šitaip, nustatant santykį savos valiutos su užsienio valiutomis, galima reguliuoti gamybą savo šalyje. O gamyba tai yra tos darbo vietos. Ir tai yra vienas iš pačių svarbiausių instrumentų apskritai, kalbant apie ūkinį gyvenimą valstybei. Ir va štai kodėl, pavyzdžiui, atsidūrė sunkioj padėti graikai, ispanai, italai, portugalai, įsivedė eurą, nes jie nebeteko šito instrumento ir jiems nebeapsimoka jų šalyse gaminti daugelį paprastų dalykų. Ir ten užtat yra ta milžiniška bedarbystė. O dar jie į gamybą iškėlė į Aziją. O kodėl jie tą gamybą iškėlė? Nu vėl mažindami kaštus. Ir štai va to instrumento neturėjimas, jis praktiškai nebeturi valdžia vieno iš pačio pagrindinio instrumento, kalbant apie gamybą savo šalyje. Dabar dar yra toks dalykas kaip santykis centrinio banko ir vyriausybės. Tai dabar visas pasaulis gyvena sistemoje, kuri yra primesta Pasaulio banko ir Tarptautinio valiutos fondo. Tai yra ne taip senai padaryta, tai yra maždaug nuo 70 metų tik egzistuojanti sistema. Dabar centriniai bankai viso pasaulio šalių yra nepriklausomi ir su vyriausybė jie nedirba ranka rankon. Centriniai bankai dirba kažkokiems mitiniams procesams tokio pasaulinio maso, bet ne savo valstybės. O iki 70 metų buvo kitaip. Vyriausybė su centriniais bankais tai buvo tandemas. Ir dabar žiūrėkit. Vat mums reikia, pavyzdžiui, sodros biudžete skylę uždengti. Mums trūksta ten milijardo litų. Tai kaip mes dabar elgiamės? Mes išplatinam vertybinius popierius, pasiskolinam iš kažkokio tais banko tos pinigus, mokam jam palūkanas. Ir taip ateina pas mus tas milijardas. Bet galimagi buvo ir kitaip padaryti. Ir taip anksčiau buvo daroma. Skolinamas yra iš savo centrinio banko. Iš tos valstybės centrinio banko. Arba net nesiskolinimo. Iš principo yra emituojamas tas milijardas. Tuoj man pasakys kas nors, ką iš čia šneka, taigi infliacija padidės. Tai palaukit, mylėjai mano. Bet tas milijardas atėjęs iš užsienio bankų. Tai irgi pasklinda Lietuvos vato, jis irgi padidina pinigų masę. Ir nėra principinio skirtumo, ar jis atėjo iš užsienio bankų, ar iš Lietuvos centrinio banko jis ateis. Kur jūs matot skirtumą? Bet skirtumas yra kame, kad vienu atveju tu moki arba savo centriniam bankui palūkanas, arba apskritai nemoki palūkanų, nes jis tiesiog emisiją tokią padarė, padidindamas, aišku, pinigų masę toj valstybei. Arba tu pasiskolinės iš užsienio banko, moki jam palūkanas, o iš kur gavo tas užsienio bankas tos pinigus? Ogi lygiai taip pat emitavo, sakykime, Europos centrinis bankas. Lygiai taip pat. Jis iš oro pagamina pinigus, paskolina komerciniams bankams, o tie savo ruoštų paskolina mums. Ir ta sistema, kaip sakiau, galioja tik nuo 70 metų, maždaug. O anksčiau buvo visiškai kita sistema, o dabar visos pasaulio valstybės gyvena šitokioj sistemai, skolinasi iš pasaulio bankų ir moka jiems palūkanas. Ir dėl to per šitos keliasdešimt metų visą ekonominę galią savo rankos iš esmės sukaupė bankai. Ir ne veltui šiomis dienomis kokie konfliktai yra. Vengrijoje, pavyzdžiui. Vengrai pabandė centrinį banką gražinti savo. Ir kilo baisus pasipriešinimas. Vengrai paskui turėjo atsisakyti šito sprendimo. Dabar vėl jie ten bando jį paimti savo rankas. Tas pats yra Argentinos konfliktas su visais tais pasaulio bankais. Ten irgi tie patys procesai. Kinija ir kitos šalis dar yra, kurios jau irgi mato, kad ta sistema yra visiškai nenaudinga valstybėms. Mes šeriam kažkokius pasaulio bankininkus, kurie pinigus gamina iš oro ir verčia mus iš jų skolintis. Dabar, taigi šito instrumento, kaip sakiau, atsisakė savo litų, tai mums apskritai neberūpės tas santykis tarp valstybės centrinio banko ir vyriausybės, kadangi mes ir savo pinigo neturėsim. Dabar kitas dar dalykas, išeinant iš pinigo kaip instrumento. Jeigu tu turi savo pinigą, turi savo centrinį banką
Ir jeigu tu turi politinės valios dar turėti savo valstybinį komercinį banką, tai tas valstybinis komercinis bankas gali atlikti taip pat skolintojo vaidmenį ir tada palūkanos už tas paskolas liks Lietuvoje, liks to valstybinio komercinio banko sąskaitose. Ir tu iš vienos kišenės paskolinsi Vilniui dabar tą milijardą tenai uždengs skylės. Bet palūkanos liks tavo kišenė, o dabar kur nueina tie procentai? Dabar tie procentai nueina skandinavams. Vat jums ir labai paprastas nuostolis Lietuvoje. Bet atsisakydami savo valiutos mes atsisakom ir šitos galimybės taip pat. Dabar yra dar vienas dalykas, apie kurį apskritai nešnekama, bet lietuviai tai turėtų šitą suprasti. Nes mes per 100 metų pastarųjų, va žiūrėkit, kiek kartų mes praradom savo santaupas, savo pinigų sukauptų perkamą galią. Vat kaip tik 100 metų, paimkim, 1914 metai prasideda Pirmas pasaulinis karas, paskui revoliucija Rusijoje, ir lietuviai tada pinigus kaupia cariniais rubliais, visko praranda, nes tas rublis išnyksta, jis nebetenka, jo nebereikia niekam. Tada smetoninė Lietuva. Lietuviai per tą 20-metį sukaupė pinigų jau smetoniais tais litais. 40 metai, Antras pasaulinis karas, šita sistema žlunga ir žlunga ir mūsų santaupos. Aš jau nekalbu ten apie karo metais tas reichmarkės, tai jos labai trumpai galioja, bet ir tai kažkas spėjo jas sukaupti, paskui jos buvo nebeaktualios, prarado. Pokaris. Vat pastarieji ten 40 metų iki 90 metų kovo 11, tarkim. Taigi lietuviai buvo sukaupę milžiniškus kiekius pinigų. Jie buvo tarp kitko pirmi Tarybų sąjungoje pagal indėlių dydį vienam žmogui tenkantį. Lietuviai, tai čia tik oficialiai, ką jie kasose, o dar ką jie laikė, po pagalvėmis paslėpė. Ir vėl mes viską praradom. Praradom pinigų sukauptų fizinių asmenų perkamąją galią. Taigi štai vyriausybė, turėdama savo pinigus, gali teoriškai pasirūpinti, kad ta perkamoji galia pinigų išliktų, turint omeny galimas perturbacijas netolimoje ateityje. Aišku, jeigu tu manysi, kad mes čia įstojom į tokią begalinę epochą ramybės, tai toks klausimas, aišku, nekyla. Bet istorija tai rodo, kad ta ramybė nesitęsė ilgai, o ypatingai Lietuvoje. Vat žiūrėkit, per 100 metų kiek kartų viskas keitėsi. Aš visada keliu vieną ir tą patį klausimą. Jeigu per pastarąjį 100 metų Lietuvoje tiek kartų buvo virsmas, ir politinis, ir ekonominis, tai iš kur dabar mūsų įsitikinimas, kad ateityje tie keliasdešimt metų jau bus visiškai ramus? Tai yra visiškai nelogiška galvoti. Jeigu visą laiką buvo tie virsmai, vadinasi, bus ir ateityje. Ir norint išsaugoti tą, ką mes jau dabar esam sukaupę, arba dar būsim sukaupę, reikia apie tai galvoti. Ta galima, aišku, padaryti ir eurais, bet tiesiog apie tai reikia galvoti. Bet matot, kai mes nebeturėsim savo pinigo, tai jau priklausysim nuo tų procesų, kurie vyks su euru. Mes jokios įtakos tam negalėsim turėti. O turėdami savo pinigą jau galėtume reguliuoti, kažkaip stengtis išsaugoti tų sukauptų pinigų perkamąją galią. Dabar tie, kurie pasisako už lito atsisakymą ir už euro įvedimą, mat jie atsisako šitų instrumentų, kuriuos aš išvardinau, atsisako galimybės įtakoti šitų instrumentų pagalba darbo vietų kūrimą, apskritai žmonių uždarbio kiekį, atsisako instrumentų įtakojančių ekonomiką Lietuvoje. O ką jie mato kaip pliusą? Pirmiausia, nereikės keisti valiutos, važiuojant į užsienį kaip turistui, eksportuojant arba importuojant prekes, ir tai žiūrint, iš kur importuoja. Jeigu iš eurozonos nereikės, bet jeigu iš kur kitur, vis tiek reikės. Tai iš esmės čia, tik turistam palengvinu. Be abejo geriau, aišku patogiau. Važiuojant turistui nereikės, suprantama. Antras dalykas, ką jie ne visada deklaruoja, bet matyt, tai yra svarbiausia priežastis, kurią jie turi omeny taip entuziastingai siekdami tą euro. Jie tikisi pigiau skolintis.
O mūsų skola didėja, didėja skolos aptarnavimas, reikia skolintis, kad tą skolą aptarnautume, ar ne? Tai yra tikslas pigiau, kuo pigiau skolinti. Va dabar pasiskolinom čia tą milijardą už 2 ten su trupučiu procentų, koks džiaugsmas, pirmą kartą turbūt tai pigiai mes pasiskolinom. Nu, bet suprantat, nu, čia yra daugiau negu naivus tikėjimas, kad nuo pačio buvimo eurozonai priklausytų skolinimosi procentai. Nes, pavyzdžiui, šiomis dienomis Prancūzijos skolinimosi procentas labai staigiai išaugo. Prancūzijoje panika, nes kol kas ne visai aišku, kodėl staiga. Ir ką aš tu noriu pasakyti? Buvimas eurozonoje niekaip neapsprendžia skolinimosi kainos. Nes, sakykime, ta pati Ispanija, Graikija, Vokietija, Prancūzija, jos eurozonoje jau senai, bet skolinasi labai skirtingais procentais. Vokietija skolinasi visada pigiausiai, o štai Ispanai brangiau, Graikai dar brangiau, aš prancūzai, kaip sakiau, šiomis dienomis staiga padidėjo skolinimosi kaštai. Ir jie ten pradėjo panikuoti. Taigi, pliusai yra tokie abejotini, o minusai, atsisakant pinigo kaip instrumento, aš jau išvardinau, yra esminiai. Ir praktiškai valstybė atsisakanti šitokių instrumentų, atsisakanti pinigo savo, atsisakanti įstatymų viršenybės savo teritorijoje, jinai virsta į savivaldybę. Ir Lietuva pavirs, tai bus savivaldybė Europos mastu. Vat kaip yra Lietuvos mastu ten Biržų savivaldybė, Prienų savivaldybė, jinai irgi neturi nei pinigų, emisijos teisės, nei savo įstatymų. Jinai turi ten galimybę leisti kažkokius potvarkius Prienų rajono ribose, bet labai smulkus tokie buitiniai reikalai. Tai Lietuva kaip valstybė virsta Europos mastu į tokią savivaldybę. Ir tai nėra tik Lietuvos bėda. Nereikia manyti, kad čia tik Lietuvoje šitaip yra. Visa Europa virsta savivaldybėmis, o centras pasidaro Briuselyje, kuriame sėdi niekieno nerinkti Briuselio komisarai, juk mes nerenkam, jos paskiria, atšaukti mes jų negalim. Ir jie vadovauja šitam visam paradui, ir visoje Europoje valstybėse kyla nepasitenkinimas. Tai ne tik mes čia su jumis apie tai šnekam. Visa Europa apie tai šneka. Visoje Europoje yra žmonių, kurie nenori atiduoti savo valstybės galių, savo suverenių galių Briuselio komisarams. Tai tas procesas stiprės, aš manau, ir dėl to man nuostaba kelia mūsų valdžios įsivaizdavimas, kad mes dabar atsisakė lito savo, atsisakė visko apskritai, kas yra siejama su suverenumu valstybės, kad mes gausim kažką mainais tokio labai teigiamo. Aš dar suprasčiau, kad mes įsijungiam į darinį, turint omeny Europos Sąjungą, kuris yra tikrai stabilus, kuris įrodė, kad turi jau nebejotinai ateities perspektyvą. Na tai dar galbūt būtų galima būtų šnekėti, kad aukojam savo teisę instrumentus, finansinius, ten įstatyminius, nes ten mums bus garantuotas stabilumas, saugumas, visokiojopas, ar ne? Nu, bet dabar pasižiūrėkim, kasgi vyksta toj teritorijoje, toj Europos Sąjungoje, iš kurios mes tikėjomės to stabilumo. O tas mane labiausiai stebina, kad aš nesuprantu, ar nemato mūsų valdžios žmonės. Čia reiktų vieną dalyką pasakyti, kalbant apie tuos instrumentus dar finansinius. Daugelis tų problemų, kurios aš iškėliau, pavyzdžiui, santykis Centrinio banko ir vyriausybės, ar skolintis iš pasaulio rinkų, ar iš savo centrinio banko. Tai yra dalykai pasaulinio masto problemų rate esantis. Ir tikrai čia ne mūsų nocijai. Čia mūsų valdžia jų viena išspręs negali. Čia jiem net nereikia to kaip nuodėmės primest. Net jeigu jie ir norėtų, jie to negalėtų padaryti, jie būtų sudoroti. Šitą viską mes suprantam. Bet valdžia arba, kad ir premjeras, pavyzdžiui, bent turėtų apie tai nors pusę lūpų užsimint, kad mes matytume, jog jis supranta tuos dalykus. O dabar aš klausau ir aš nematau, negirdžiu niekada iš jo apskritai supratimo šito problemų lauko, kurį aš išdėsčiau. Kad jis negali jų pakeisti šiandieną, čia didelės valstybės savo kol kas to negali leisti. Vengrija ir ta pabandė vagavo iš karto per ragus.
Ir Kinija ruošiasi labai atsargiai tokiems radikaliems žingsniams. Tai aišku, čia ne mūsų nosį, bet jūs nors parodykit, kad jūs susigaudot. O dabar aš klausau ir toks įspūdis, kad tai man net šiek tiek yra nepatogu jiems aiškinti tai, ką aš kalbu, tai jie man turėtų aiškinti, jeigu jie dedasi profesionalais. Taip, kad aš netgi šiek tiek nepatogiai jaučiuosi, aiškindamas tokius dalykus. Tai jie turėtų mums visiems paaiškinti ir pasakyti, dėja, daugelis tų problemų kol kas mums yra neišsprendžiamas, nes čia yra tokias didžiulio masto geopolitinės problemas. Bet dabar, dar apie tą jų naivų įsivaizdavimą, kad mes aukojam savo pinigą, savo muitus, galimybę muitus imti, galimybę mokesčius nustatinėti, galimybę savo įstatymus priiminėti, aukojam vardan stabilumo. Pažiūrėkime į tą teritoriją, iš kurios mes tikimės to stabilumo. Daugelį kartų sakiau, visos ES valstybių biudžetai yra deficitiniai ir daugelio metų. Kiekvienais metais jie turi skolintis, kad padengtų biudžeto deficitą. Kitaip sakant, jie daugiau išleidžia, negu surenka mokesčių. Kadangi jie jau daugelį metų ir dešimtmečių šitai daro, pas juos išaugo skolos. Tos skolos yra tokio masto, kad jų gražint nenuvertinus pinigo ir labai stipriai nenuvertinus, o net ir nuvertinus dar nežinia, kaip tas būtų padaryta. Bet nesant grandiozinės infliacijos, gražinti tų trilijonų skolų, nėra jokios galimybės. Nes jeigu tavo biudžetas visą laiką yra deficitinis, o dar užsienio prekybos balansas pas juos irgi daugiausiai, daugumoje valstybių irgi deficitinis, pavyzdžiui, tos pačios Prancūzijos, jinai metai iš metų turi po keliasdešimt tūkstančių deficitą užsienio prekybos. Tai kokiu būdu jūs gražinsit skolas? Jeigu jūs prekybai turit minusą, mokesčių surinkime, taip sakant, visada daugiau išleidžiat, negu surenkat, tai kokiu būdu jūs skolas gražinsit? Ir panašu, kad jie net nežino, kaip tą padaryti, supranta, kad jau matyt, gražinti neišeis, skolinasi toliau, bando kažkokius ten dalykus, kai tik bando taupyti, krenta vartojimo lygis, krenta mokesčių surinkimas, didėja biudžeto deficitas, ir taip sakant, uždaras ratas. Gyvenimas ne pagal kišenę. Šiandieną kokį sprendimą be priimsi, visi yra blogi. Ir dėl to padėtis blogėja ir blogės toliau. Čia toj teritorijoje, toj Europos Sąjungoje, į kurią atseit mes įstojom, tikėdamėsi stabilumą ir vardan to atsisakom visko. Tame tarp ir to valdžios instrumento įtakota ekonomika pinigo. Gamyba iškelta Europoje yra į Aziją, užtat yra bedarbystė didžiulė. Ir kaip galima, sakykime, dabar tas darbo vietas sukurt, jeigu jūs gamybą iškėlėt, aš turiu omeny vėl tų paprastų buitinių prekių gamybą. Jeigu jūs muitų negali taikyti, jeigu jūs neturit atskiros šalis galimybės, pavyzdžiui, įtakoti savo pinigų vertės užsienio valiutų atžvilgių ir taip atpiginant gamybą savo šalyje padaryti ją konkurencingą, pavyzdžiui, kinietiškom prekiam, tai ne tik Lietuva tų instrumentų neturi, jų neturi ispanai, italai, visi neturi. Čia vieninteliai vokiečiai dar laikosi dėl to, kad jie gamina prekes su didelė pridedamąją vertę, jie gamina, jeigu taip galima pasakyti, gamybos priemonės. Jie išlaikė gamybos priemonių gamybą. Tai atskira kalba būtų. Tarp kitko, per pastarosius keletą metų eksportas į Europos Sąjungą Vokietijos išaugo, o visų kitų šalių sumažėjo atitinkamai. Taip, kad visos šalis patiria nuostolius santykyje su Vokietija. Ir jos nepatenkintas yra Vokietijos dominavimu, o pati Vokietija nepatenkinta taip pat. Nes jinai irgi nebeturi savo instrumentų. Vokiečiai irgi neturi muitų, neturi įstatymų viršenybės, negali kontroliuoti imigracinių srautų, o imigraciniai srautai tai kiša po Europos Sąjungą bombą uždelsto veikimą. Jinai neišvengiamai sprogs anksčiau ar vėliau. Ir dabar žiūrėkit, paskutinis bandymas tokiais užkeikimais gelbėti padėtį, aš turiu omeny Europos Sąjungą. Jie nutarė kitaip skaičiuoti BVP, bendrą vidaus produktą. Ir dabar į bendrą vidaus produktą bus įskaičiuojama pajamos už prostituciją, už narkotikų prekybą ir už kontrabandą. Kaip jie tą apskaičiuos, aš nežinau,
Bet jau yra skaičiavimai padaryti ir taip yra padidinamas BVP ir tada jų skola šiek tiek sumažėja padidėjusi BVP atžvilgį. Prasideda vaikiški žaidimai, tokie saviapgaulė. Dabar beje šito perskaičiavimo kontekste anglai turi su olandais primokėti papildomai pinigų, nes pas juos padidėjo BVP, priskaitė tą prostituciją kontrabandą ir Briuselis reikalauja iš Londono papildomų įnašų. Premjeras Anglijos kategoriškai atsisakė mokėti. Čia tik dar vienas skandaliukas, kur yra galybė Europos Sąjungoje. Galybė. Dabar, kaip jie dar elgėsi? Jungtinės valstijos spausdino vadinamas tas quantitative easing, tas kiekybinis suminkštinimas, kokios frazės, suprantat, kokios tokios irgi siekiant matyti apgauti save ar kaip. Tai yra paprastas pinigų spausdinimas ir už juos superkamos yra bevertės hipotekos obligacijos ir vertybiniai popieriai, kurių šiaip nieks nepirktų. Tai yra išmetimas pinigų į rinką. Amerikonai dabar šitą baigia, tą pradeda daryti Europos Sąjunga, Europos centrinis bankas. Ir čia reikia žinoti vieną dalyką, apie ką pas mus praktiškai niekas nekalba. Vėl man net keista, tai ar to nežino žmonės. Čia porą-trejetą metų atgal rezervinių valiutų emituotojai susitarė, kad jie koordinuos veiksmus, kad nebūtų spekulacijos tų rezervinių valiutų lauke. Yra swapiniai susitarimai. Vadinasi, jeigu kažkur trūksta, pavyzdžiui, svaro sterlingų, euro emisijos zonai, tai jiems duos centrinis bankas. Kitaip sakant, yra pasaulinis susitarimas, kad nebūtų svyravimų ir nebūtų galima spekuliuoti tomis rezervinėmis valiutomis. Ir va čia, matyt, tai, kad vieni baigia dabar tą pinigų emisiją beprotišką, kiti pradeda. Šitie baigs, japonai pradės. Ir palaikomas yra bendras veiksmų planas pasauliniu mastu. O tai rodo, kad krizė yra nesprendžiama, kriziniai veiksmai, tik tai, kriziniai reiškiniai gilėja, procesas eina vis blogyn ir jie bando grinai tokiais mechaniškais būdais arba tokiais visokiais, kaip amerikonai buvo įvedę, vadinama kreatyvinė buhalterija. Jie leido apskaityti balanse esančius aktyvus, ne šio momento rinkos vertė, bet taip, kaip jums norėtųsi. Ir aišku, visi parašė labai gerus balansus, bet čiagi yra tai apgaulė. Ir žmonės šitą tai jis normalų supranta. Visas pasaulis dūzgia apie tai. Taigi čia ne aš toks sėdžiu prie staliuko ar kažką dėstau. Aš visą tą paimu iš pasaulio spaudos, iš pasaulio analitikų, kurie visi kelia tą patį klausimą. Tai kaip jūs ruošiatės išspręsti šitas besikaupiančias problemas, jeigu jūs einat tų problemų gilinimo linkme? Tai kodėl aš apie tai kalbu? O todėl, kad viltis mūsų valdžios, kad atsisakius lito mes įstojame į kažkokią stabilumo zoną, yra nieko nepamatuotos. Tai aš čia tik paliečiau pačios Europos Sąjungos reikalus, o dabar pažiūrėkim šiek tiek plačiau dar, kas irgi gresia didelėmis permainomis. Tai pirmiausia, šiandieną yra sudaromi swapiniai susitarimai tarp valstybių, jų jau yra, jeigu ne šimtai, tai dešimtis tikrai, kada valstybės prekiauja tarpusavyje savo valiuta. Pavyzdžiui, Lietuva prekiauja su Latvija, latais ir litais. Bet dabar jau nei Latvija neturi savo latų, nei Lietuvija nebeturi savo lito. Ir mes nori, nenori turėsim prekiauti per užsienio valiutą. Kas iki šiol ir vyko visam pasaulyje. Prekyba pagrindė vyko doleriais. Didžiąją dalį prekybos sudarė doleris, šiek tiek mažiau euras ir ten kitos valiutos. Ir štai pasaulis pereina prie tos swapų sistemos. Ir tarp kitko, pavyzdžiui, Anglija jau yra sudarę swapinį susitarimą su kinais. Ir galybė jų yra. Visas pasaulis sudarinėja šitos susitarimus. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad po biškį yra klibinamas tas rezervinių valiutų pamatas, o tuo pačiu ir euro pamatas, į kurį mes čia taip džiugiai, prie kurio prisijungė. Tai vienas dalykas. Toliau yra BRICS šalis. Tos BRICS šalis tai Kinija, Brazilija, Rusija, Pietų Amerika, Indija.
Taigi gyventojais tai sudaro didžiąją pasaulio dalį. Šito šalis taip pat jau kalba apie ką? Apie savo banko kūrimą, kitaip sakant, alternatyvos pasaulio banko ir tarptautiniam valiutos fondui, apie savo pinigų emisiją. Va dabar kiniečiai kūrė ten Azijos investicinį banką, kuris bandys irgi būti alternatyva tarptautiniam valiutos fondui. Kitaip sakant, procesai eina iš visų pusių. Ir čia aš galėčiau labai daug vardintų reiškinių, kurie suponuoja rimtas permainas ir netolimoje ateityje. Tos permainos palies eurą. Prasidės kažkokie tai virsmai. O mes atsisakom galimybės šitoj permainų jūroj turėti savo burlaivį su savo valiuta. Mes jau būsim priklausomi nuo Briuselio ir jų veiksmų. Ir štai vienas turbūt iš pačių įdomiausių pastarojo meto įvykių, tai yra Šanchajaus aukso biržos atsiradimas. Kiniečiai, naudodamisi tuo, kad yra šiuo metu dirbtinai sumažinta aukso kaina, nes aukso poreikis auga, čia galima būtų parodyti visokias statistikas, aukso poreikis pasaulyje auga, o kaina mažėja. Atrodo nonsensas. Bet jis turi gilę prasme, turint omeny tas pasaulinės valiutas ir jų krizę. Kadangi reikia išlaikyti šiandieną dolerio reikšmę, tai kad žmonės nebėgtų į auksą, matydami tos krizinius reiškinius, yra dirbtinai mažinamas aukso vertė. Ir rodant, kad mato, čia nieko tokio nėra su auksu, nėra kitos alternatyvos, tik doleris. Ten viskas auga ir ten augs. Imki dolerį, o ne auksą. Bet kiniečiai tuo naudojasi ir supirkinėja tą auksą. Plius patys tą auksą iškasa. Ir dabar ten yra įvairiai. Oficialiai kiniečiai turi tą aukso kiekį vienokį, oficialiai, ką jie deklaruoja pasauliui. Bet yra galybė analitikų, kurie mano, kad jie to aukso turi gerokai daugiau. O kadangi aukso kaina šiandieną yra dirbtinai numažinta, tai ta Šanchajaus aukso birža gali virsti visiškai naujo kainų lygių nustatymo vieta. O sakykime, jie pareiškia, kad mes parduodam auksą su pristatymu. Čia dar reikia vieną dalyką, žinot, tie, kurie to neužsiminėja, tai jie nesupras. Bet dabar pasaulyje aukso yra prekiaujama dažniausiai be pristatymo. Yra sudaromi kontraktai aukso pirkimui, bet nei tie ruošiasi parduoti, kurie atseit parduos, nei tie, kurie atseit pirks, nori pirkti. Tai yra grinai spekulacija, vadinamų popierinių auksų. Ir va tų sandorių, to popierinio aukso yra sudaryta daugiau negu iš viso to aukso yra. Ir kiniečiai tuo nepatenkinti, tuo labiau, kad jie turi tų dolerių iš amerikonų gavę, kurie taip pat nuvertėja, jie nori kažkaip išsaugoti savo perkamą galią. Tai vienas dalykas, jie tos dolerius dabar kiša kur tik gali, o tuo pačiu, yra labai rimtos analizės žmonių, kurie stebė tos įvykius, kurie sako, kad panašu, kad kiniečiai ruošiasi per tą aukso biržą Šanchajui nustatyti visiškai naują santykį aukso kainą, o kai tik tas santykis bus, jis kitaip sakant, turi atitikti realią aukso paklausą šiai dienai. Jeigu jiems tas pavyks, arba jeigu jie tam ryšis, automatiškai sužlugs visa susikloščiusi rezervinių valiutų sistema pasaulyje. Kitaip sakant, ir euras taip pat. O mes jau būsim to eurozonoj, savo valiutos nebeturim. Taigi štai, aš išvardinau tik keletą punktų, kurie rodo, kokių perversmų galima tikėtis artimiausiai ateityje. Ir dėl to tam kontekste man yra nesuprantamas valdžios noras atsisakyti vairo savo ekonomikos, apskritai savo gyvenimo ūkinio. Dabar, jeigu jau mes apie tai šnekam, aš paminėsiu porą dalykų, kurie, man atrodo, yra nesuprantami daugeliai žmonių. Dažnai aš komentaruose skaitau, jie nesupranta, o kas čia blogo, kad, pavyzdžiui, Jungtinės valstijos spausdina tuos pinigus ir jų skola ten tokia milžiniška, o kas čia tokio blogo mums? Arba kad yra Europos centrinis bankas, Japonai dabar spausdina irgi be saiko, Anglai spausdina. Viskas yra elementaru.
Įsivaizduokit, kad jūs, pavyzdžiui, Lietuvos mastais. Štai yra išleistas tam tikras kiekis litų, kadangi litas nėra dengtas auksu, kaip ir kitos valiutos šis, tai yra maždaug atitinkantis daiktų masiai. Vat vienoj pusėje yra pinigo kiekis, kitoj pusėje yra daiktų kiekis. Ir atitinkamai tas daiktas kainuoja pagal tą pinigų kiekį. Jeigu mes padidinam pinigų kiekį, atitinkamai pabrangsta visi daiktai. Infliacija. Tai vat štai tas pinigų spausdinimas Jungtinių valstijų, jisai numeta ant viso pasaulio infliacinius procesus. Jie atskiedžia pinigų masę. Praktiškai va toks pinigų spausdinimas padaro beverčių taupimą. Nes jūs o dabar būdamas 25 metų pradeda dirbti, jūs tarkim kas mėnesį atidėsite ten kažkokį pinigėlį, bet kadangi yra spausdinami nieko nepadengti pinigai, tai pinigų vertė nuolat krenta ir tas jūsų taupimas išvirsta į nieką. Tuo labiau, kad dabar bankai, patys žinot jau, už indėlius palūkanos yra praktiškai nulinis. O čia dar vieną reikia pridėti reiškinį, užmiršau, kalbant apie tą tariamą Europos Sąjungos stabilumą. Kodėl Europos centrinis bankas padarė palūkanų normą 0,05? Jie siūlo komerciniams bankams pinigus praktiškai veltui jau. Tai irgi rodo krizinių reiškinių mastą. O palūkanos komercinių bankų centriniam bankė yra minusinės. Visokiojopai yra skatinama mest pinigus į rinką, skatint vartojimą, bet procesas įstrigęs nejuda. Taigi štai, kaip sakiau, tas pinigų spausdinimas, jis nėra toks nekaltas, kaip atrodo. Jis mažina mūsų visų santaupas, jis brangina daiktus, vyksta infliaciniai procesai dėka to, bet tai dar ne viskas. Kada yra spausdinami va, tai pinigai be saiko, paimkim Jungtinių valstijų pavyzdį, tie, kur po 85 milijardus kas mėnesį spausdina, pastarosius šią metus. Tie pinigai patekę į rinką, jie nueina į tuos vadinamus futuresus daugiausia. O kas tai yra future? Tai yra vėlgi, vat, kaip yra spekulacija popieriniu auksu, taip yra spekulacija, pavyzdžiui, nafta, dujomis, ten grūdais, ko tik jūs norit. Kaip tai yra daroma? Susitarėme, kad jūs po metų nupirksit iš manęs naftą už tokią kainą. Pavyzdžiui, ten sutarta. Ir nei tas ruošiasi pirkti, nei tas ruošiasi parduoti. Tai yra virtualus sandoris. Grinai spekuliacinis. Bet tas spekuliacinis sandoris iškelia naftos kainą. Tada atitinkamai buitinė nafta irgi pabrangsta. Tada pabrangsta mums benzinas, pabrangsta viskas, kas yra susijęs su nafta. Ir va tie jų spekuliaciniai žaidimai pabrangina mums visiems visame pasaulyje gyvenimą. Ir kaip puikus pavyzdys, kaip, kokio masto yra tas spekuliacinis antstatas naftos kainai. Vat kai buvo čia ta krizės pradžia prieš keletą metų, nafta kainavosi $150 už barelį, po 2 savaičių jau kainavo tik 50. O prieš 2 savaitės visi analitikai šnekėjo, kad kaina naftos auks, nes matai vartoja didėjimas, jie rasdavo visokių ten žodžių. Staiga po 2 savaičių $50. Vat jums parodo mastą spekuliacinio antstato. O visa tai yra iš tų tuščių pinigų. Tai betarpiškai atsiliepia mūsų gyvenimą. Ir visi tie, kurie mano, kad tai mūsų neliečia ir ko mes čia pergyvenam dėl Amerikos skolų, pavyzdžiui. Tai mes mielai nepergyventume, jeigu tos skolos tiesiogiai neatsilieptų mūsų gyvenimui. O jeigu tai tie pinigai nueina, pavyzdžiui, į grūdų rinką ir grūdų iškelia kainas irgi dirbtinai, atitinkamai mums duona net pabrangsta. Taigi štai aš tik trumpai apibrėžiau tą problemų ratą, į kurį mes neišvengiamai pateksim, mes jau jame esam. Ir dėl to turėjimas savo pinigo kaip instrumento, man atrodo, tikrai nepakenktų. Kitas dalykas, kad nieko dramatiško neatsitiks, aišku. Atsisakėme su savo lito, jeigu reikės, vėl įsivesim. Tai nėra nepataisomas dalykas. Jau ne pirmą kartą per 100 metų pas mus keičiasi valiuta. Bet tik dar sykį grįžčiau prie to pinigų perkamosios galios išsaugojimo. Nesunku, ne ašgi vienas prognozuoju
tos finansinės sistemos griūti. Jeigu čia tik aš vienas apie tai kalbėčiau, tai būtų galima iš vis nekreipdėmėsio į mane. Bet apie tai kalba milijonai analitikų visam pasauliu. Tai reikėtų galvoti mūsų valdžiai, kaip išsaugot mūsų tos varganus pinigėlius sukauptus per šitos 20 metų. Kaip išsaugot jų perkamąją galią. Ot prisiminkim, vyresni atsimins, kaip nepriklausomybės pradžioj Vagnorius sakė, neimkit pinigų iš bankų, laikykit, mes paskui jums gražinsim. Tai buvo visiškai neteisingas šūkis. Reikėjo sakyti, pirkit, ką galit. Pirkit tai, ką paskui galėsit parduoti ir atstatyti savo pinigų perkamą galę. O tada buvo tos galimybės. Nes Lietuvoje jau buvo kainos infliacinės, o dar dideliai daly Tarybų Sąjungos, jos buvo senos. Pavyzdžiui, pas mus degtukų dėžutė jau kainavo ten 10 kapeikų, o dar kažkur jinai kainavo 1 kapeiką. Ir va tai buvo galima nupirkus kažkokius daiktus, palaukus, pardavus paskui, išsaugo tą pinigų galę perkamąją, kurią tu buvai sukaupęs. Tai tiesiog šitas mano teiginys yra skirtas daugiau pamastymui žmonėms, kad jie negalvotų, kad mūsų laukia tokia bedūmų visiškai ateitis ir tiesiog įvertintų galimybę, kad gali būti ir blogiau. Ir jeigu jau ateis tas momentas, tai tada jau netikėkit tais, kurie sakys, laikykit pinigus bankė, mes jums jos visus paskui atiduosim. Taigi štai, tokios mintis kyla išklausius mūsų premjero ir kitų valdžios žmonių tokį džiugesį atsisakius savos valiutos ir savo pinigų.